Sveiki! Šiandienos video turbūt galima pavadinti svajonę tapusią realybę. Kai Liepai buvo kokie 3 mėnesiai, pradėjau aktyviau ieškoti žaislų, turbūt kaip ir daugelis tėvų, ir tada atradau, kad egzistuoja tokios žaislų prenumeratos dėžutės, kurios kas keletą mėnesių atsiunčia visus reikalingus žaislus pagal vaiko raidą ir tiesiog tėvam daugiau nebereikia sukti galvos šito klausimu. Taip ir sužinojau apie 2 populiariausias iš jų – Lovevery ir Kiviko, kurios abi yra kilusios iš Amerikos. Tai iš pirmo žvilgsnio mano favoritas buvo Lovevery, bet atsisiųsti į Lietuvą jų jokios galimybės nebuvo ir aš maniau, kad mes turbūt niekada jų taip ir neišbandysim ir iki 2 metų mes su Liepa augom su Kiviko dėžute. O svajonė virtusi realybė yra ta, kad šiandien video remia ne kas kiti, o Lovevery, nes pagaliau jie yra Europoje, o kartu ir Lietuvoje. Dar mažai kas Lietuvoje juos žino, o idėja yra labai įdomi, tai nekantrauju su jumis pasidalinti tą mūsų pirmąją Lovevery dėžutę. Ši dėžutė yra skirta vaikams nuo 25 iki 27 mėnesių, tai reiškia šiek tiek virš 2 metų ir ji vadinasi The Helper Play Kit. Kadangi apžvalga yra objektyvi, parodysiu ne tik tai, kas patiko, ką radome dėžutėje, bet kas galėtų būti ir šiek tiek geriau. Papasakosiu, kaip veikia visa prenumerata, palyginsiu su Kiviko ir kartu galėsime nuspręsti, tai verta ar ne. Tai pradėsim nuo pirmo tokio spalvų rūšiavimo dėkliuko, šalia kurio yra ir mediniai tokie rutuliukai 5 spalvų ir jie visi dedasi į tokį maišelį, kuris atkeliauja kartu. Tai tiesiog į dėkliuką dedam kiekvieną spalvą ir sudedam tokius bokštelius. Tai aišku darbas rankytėms, rankų, akių koordinacijai, nes reikia pataikyti į kiekvieną tą ertmę, kiekvieną rutuliuką, jį paimti, sugriebti rankytėmis, pataikyti ir įdėti. O kur dar visas spalvų rūšiavimas, nes čia mes turim 5 spalvas, kai kurios iš jų yra ganėtinai panašios, tai pavyzdžiui vaikui, kuris dar tik mokosi pažinti spalvas, gali būti, kad reikės truputėlį padirbėti, kol pradės skirti tuos atspalvius tarp kai kurių ganėtinai panašių spalvų. Bet čia irgi yra visas atskiras darbas, nes reikia nustatyti, kur kokia yra spalva, surasti ryšį tarp rutuliuko ir spalvos, atitaikyti, įdėti į ertmę ir dėti tuos visus bokštelius, statyti vieną po kito, o tada yra dar viena tokia labai maloni dalis, kai jau sudedi visą šitą, arba eigoj, kaip vaikui užsinori, jisai bet kada gali paslinkti šitą apsaugėlę ir tada tie visi rutuliukai iškrenta. Va. Tai šitas žaislas, jį davus vaikui, vaikas pats gali su juo žaisti be sustojimo, net ir užbaigę žaidimą, jį pratęsti pats, be kažkokių labai didelių sudėtingų pastangų, kas man atrodo yra labai smagu, kad nereikia įsitraukti tėvams ir kartu vaikui tai nekelia kažkokios frustracijos, kaip kai kurie kiti žaislai ar veiklos. Tai toks nesudėtingas, daug malonumo keliantis žaislas vaikui, kuris iš principo tai yra be pabaigos. Kartu, aišku, galim kalbėtis apie spalvas, pažinti žodyną susijusį su spalvomis. Tada, kai vaikas jau turi tą žodyną, galim prašyti paduoti spalvą raudoną, mėlyną, žalią, taip toliau ir mokytis taip. Kitas geras dalykas susijęs su būtent šituo žaislu, tai yra, kad yra maišelis, į kurį galima sudėti visas tas detalės, jos nepasimeta, turi savo vietą, kurioje gyvena ir vaikui yra ganėtinai aišku, kur jas surastas detalės ir kur jas reikia dėti jau pažaidus, kad sudėtumėm viską į vietas. Tai Liepai labai tikrai šitas daiktas patiko, jinai su juo žaidžia kokius turbūt minimum 5 kartus per dieną. Ir tie visi rutuliukai, įdėjimas į maišelį, išėmimas iš maišelio, dėjimas kitų daiktų į šitą maišelį. Kitas dalykas, net ir šitą apsaugėlę jau irgi tą apatinę įvaldė ir jau moka atidaryti, uždaryti. Jau ganėtinai gerai skiria, pavyzdžiui, raudoną nuo oranžinės, kas buvo iš pradžių šioks toks iššūkis, kai tik tai susipažindom su šituo žaislu. Ir su spalvom iš tikrųjų. Kažkaip manau, kad toks smagesnis būdas kalbėtis apie spalvas per žaidimą ir ji tada daug imliau priima tuos žodžius, nes Liepa apskritai yra toks vaikas, kuri niekada, jeigu prašysi, jinai nekartos ir nesakys, jeigu tu imsi ir prašysi jos, kad jinai kažką padarytų. Tai mes viską tą mokomės dažniausiai per žaidimą ir toks žaidimas, jisai suteikia labai daug malonumo, nėra jokios frustracijos ir taip gaunasi, kad tas žodyno plėtimas jisai irgi tampa tokia labai maloni, smagi atrakcija, veikla, per daug neapsunkinanti nei vaiko, nei tėvų ir viskas gaunasi tada labai natūraliai. Kitas žaislas, kurį radom dėžutėje, yra tokios baltos gėlės su stoveliu. Jų yra iš viso 5.
Čia yra tokia smulkiosios motorikos užduotis įdėti į gėles į joms skirtas ertmes ir dar galima jas sudėti visas kartu į tokią vieną puokštę ir užklijuoti su tokiu lipuku. Aš iš pradžių šiek tiek skeptiškai žiūrėjau į šitą daiktą, nes man kažkaip pasirodė, kad liepa jau tikrai yra išaugus kažką tokio. Sudėti į tokias ertmes tikrai nėra sudėtinga, jinai daro jau daug sudėtingesnius dalykus mano akim su smulkiaja motorika, bet šitos gėlės buvo jai iš karto pirmas dalykas, kuris ją patraukė, iš karto buvo įdomiausia ir jinai be sustojimo kartodama nuolatos dėliojo tas gėles, išiminėjo, vėl iš naujo dėjo. Ir ją tai čia pakerėjo tos gėlės. Tai, va čia, pavyzdžiui, mane nustebino, nes liepai akivaizdžiai tikrai labai patiko ir aš dar turbūt niekada negirdėjau jos taip aiškiai tariant gėlytė, kaip jinai taria dabar. Ir čia jinai pati tiesiog pradėjo sakyti gėlytę, nes aš paprastai tai sakau gėlė. Tai tiesiog toks pavyzdys, kaip vaikui kažkaip tiesiog surezonuoja kažkoks matyt žaislas. Ir jį pritraukia ir kartu tai yra tokia labai gera galimybė kalbėtis ir apie skaičius, nes mes galim skaičiuoti taip, kad įdedam 1 gėlė, 2 gėlės, 3 gėlės, 4 ir taip toliau. Ir kartu aišku ir spalvos, prašyti vaiko patuoti tam tikros spalvos gėlę. Gėles galima naudoti vaidybiniuose žaidimuose, uostant, pamerkiant gėles į vazą, sudedant į puokštę ir taip toliau. Tai toks irgi ganėtinai universalus panaudojimas mūsų kasdieniuose žaidimuose. Kalbant apskritai kaip apie žaislą, tai tikrai labai kokybiškos. Man visiškai nepasirodė, kad galėtų, pavyzdžiui, kažkas nuplyšti. Liepa apskritai yra toks vaikas, kuris yra destroyeris visiškas. Ir jinai kiekvieną daiktą, kiekvieną žaislą, kuris atsiranda namuose, jinai patikrina, ar jisai išgyvens jos patvarumo testą. Tai iki šiol gėlės kuo puikiausiai atlaikė ir kiti žaislai tikrai visiškai jokių nusiskundimų šito klausimu neturim, o Liepa yra labai puikus testuotojas. Šitame amžiuje daug vaikų pradeda domėtis daugiau dėlionėmis, tai labai irgi įdeda tokią dėlionę su rėmeliu, kas leidžia vaikui sukurti tokią labai aiškią užduotį, nes dėlionė dėliojama viduje rėmelėje. Ir yra 2 variantai, ką galima dėlioti. Pati dėlionė tik vienos, tik kitos pusės turi ir lengvesnės ir sudėtingesnės dalis. Tai jinai savotiškai irgi auga su vaiku ir jam mokantis ir ugdant savo tuos įgūdžius galima pereiti prie sudėtingesnių dėlionės dalių. Tai pavyzdžiui, dabar visai pačioje pradžioje Liepa kuo puikiausiai sudėlioja medį, saulę, o pavyzdžiui, namelio sudėliojimas ir kitų dalių, kurių dabar tiesiog nedėsiu, nes čia viskas iškris, jau yra sudėtingesnė dalis, kurią vaikui įvaldyti gali reikėti jau šiek tiek daugiau laiko ir praktikos, taip pat tėvam, aišku, modeliuojant, kaip tai vyksta ir dedasi. Tai va čia, pavyzdžiui, yra dar žuvis, kuri yra lengvesnė irgi, saulė ta pati, o laivelis jau yra šiek tiek sudėtingesnė dalis. Šitas dėlionės dalis, aišku, galima pajungti ir kūrybiškai pritaikyti ir kitiem dalykam, pavyzdžiui, statyti kokį nors bokštelį iš tų dalių, kai kurie vaikai mokosi balansuoti, pavyzdžiui. Dėlionės apskritai jos moko to problemos sprendimo, koncentruoti dėmesį, kantrybės ir ypač tokiem vaikam kaip mūsų Liepa, kurie labai greitai pasileidžia į tą frustraciją, kai tik truputėlį kažkas nepavyksta ir yra neaišku. Tai toks daiktas pamažėlė, prie jo pratinantis ir įgundant su tom sudėtingesnėm dalimis, jis tiesiog padeda ugdytis tą tokią kantrybę, išlaukimą, suvokimą, kad ne visada viskas pavyksta iš pirmo karto, galima pabandyti dar kartą ir niekas to nedraudžia. Toks žaidimas savaime, aišku, jisai yra jau toks labiau susijęs ir su tėvais. Čia yra tikrai ganėtinai daug ir tėvų dalyvavimo, nes tėvai turi modeliuoti, rodyti. Kartu tai yra proga ir kalbėtis, įtraukti žodyną, ar ne, kalbėtis apie spalvas, apie geometrinės formas, koks objektas pasidaro, kai mes įdedam jį į dėlionę. Žuvis. Tai va, tai tų žaidimų, aišku, su kiekvienu daiktu jų galima sugalvoti. Aš tiesiog noriu parodyti, kad kai kurie žaislai ir kai kurios veiklos, jos gali būti pritaikomos ganėtinai universaliai ir kitose veiklose arba jūsų kasdienybė. O čia turbūt yra šios dėžutės visiškas highlightas ir pagrindinis žaislas
kuris net ir Liepai iš tikrųjų dabar šiai dienai patinka labiausiai, prie jo praleidžia daugiausiai laiko ir jisai daugiausiai užima, daugiausiai jo prašo ir daugiausiai turiu ir aš mokytis pasakyti ir brėžti ribas, kada mes žaidžiam su vandeniu, o kada nežaidžiam su vandeniu. Na tai savaime, aišku, čia yra pagrindė tai sensorinė veikla. Susipažįstam, kas yra šilta, šalta, sausa, šlapia, kokia apskritai yra vandens tekstūra, kaip jisai veikia su kitais dalykais, objektais, kaip jisai bėga, kaip jisai elgiasi, kai mes jį bandom perpilti iš vienos talpos į kitą. Tai rankytėm yra labai daug praktikos, nes vaikas mokosi ir pagauti tą vandenuką, ir jį perpilti kažkur, ir išpilti, plauti indų su kempinėlė. Tai aš, pavyzdžiui, tiesiog atpjoviau dalį kempinėlės Liepai ir jinai gali, panaudodama tas kempinėlės, iš tikrųjų bandyti plauti, pavyzdžiui, indus arba įrankius, kuriuos jai duoda. Galima tuo pačiu dar pajungti rankšluostį, nuvalymui, susitvarkymui savo tos darbo erdvės, po to jau, kai baigėsi visi žaidimai arba eigoje. Kempinėlę gali mokytis išspausti vandenį, vėl sušlapinti. Čia yra pilamas vanduo iki nurodytos žymės, įjungiam. Ir jisai pradėjęs veikti, pradeda pumpuoti vandenį iš tos ertmės ir ten į vidų subėga jisai vėl atgal. Ir taip tiesiog vanduo sukasi taip ratu vėl ir vėl. Na ir apskritai turbūt vertėtų pasakyti, kad toks daiktas jisai moko tų tokių bendrųjų praktinių gyvenimiškų įgūdžių, kaip nusiplauti rankytes, išsiplauti savo indus, susitvarkyti savo darbo vietą. Taip pat galima įsipilti atsigerti. Įdomus dalykas apie šitą kriauklę yra tas, kad ją 54% sudaro augalinės kilmės medžiagos. Tikrai yra apgalvota, ganėtinai tvariai pagaminta. Toks daiktas jisai neužima daug vietos, jisai yra maksimaliai tvarkingas, kiek tai yra įmanoma, veikia tikrai labai kokybiškai ir nėra taip, kad būtų, pavyzdžiui, sudėtinga po to išvalyti ar sutvarkyti pabaigus žaidimą. Tikrai ganėtinai paprasta ir greita. Tai aš tiesiog, kai mes jau pradedam šituos žaidimus, aš Liepą aprengiu tą tokią neperšlampančią prijuostę su ilgom rankovėm, patiesiu rankšluostį po apačią, padedu bokštelį, pastatau šitą kriauklę ir jinai gali žaisti kokias 30-45 minutės laisvai, visiškai viena, be jokio tėvų įsitraukimo, be nieko. Tai mums tai yra tiesiog savarankiško žaidimo toks užsiėmimas ir veikla ir tikrai labai pasiteisino. Iš kitos pusės norisi pasakyti, kad turbūt kai vaikui jau yra kokie 2 metai, aš taip įsivaizduoju, kad daugelis šeimų jau turi kažkokias ar tai kriauklytės, ar tai virtuvėlę. Galbūt jau vaikui daugiau leidžia pačiam įsitraukti ir plauti indus, ar ten daškytis kriauklėje tiesiog namuose. Ir toks daiktas, jis yra papildomas daiktas. Tai vis tiek reikia pasakyti, kad, na, nežinau, galbūt, pavyzdžiui, jį ankstesnėse dėžutėse būtų logiškiau įdėti. Aš suprantu, kad vyresniam vaikui tarsi labiau panaudojama ir tikrai praktiškesnis pagal Liepos amžių šiuo metu yra toks daiktas, bet žaisti su juo pradėti ir susipažinti jau galėtų tikrai daug anksčiau. Tai dabar kiekvienas mūsų rytas ir prasideda nuo to, kad Liepa atsikelia, tada prašo šitos kriauklės, aš suruošiu visą tą vietą ir jinai žaidžia, o aš turiu laiko, pavyzdžiui, pagaminti pusryčius, pasidaryti kažkokius darbus ar dar kažką tais. Ir jai yra toks savarankiškas užsiėmimas ir sensorinė veikla. Šio amžiaus vaikai taip pat labai mėgaujasi ta tokia tvarka, rutina, pastovumu kasdienoje, kada žino, kas po ko vyksta. Tai su ta mintimi Lovevery taip pat į šitą dėžutę prideda ir tokias korteles, kur galima rasti, ką veikiame dažniausiai, pavyzdžiui, ryte, vakare ar dienos eigoje. Tai aš tikrai ir su Liepa matau, kad šitam amžiuje jinai atrodo dar nepabaigus vieno dalyko, iš karto bėga jau daryti kitą, kai žino, kas laukia sekantis, nes jinai tiek kaifuoja ir tiek nori imti, dalyvauti, daryti, prisidėti, kad tiesiog atrodo, matai, kad tas vaikas net savyje neišsitenka, koks jam yra malonumas žinoti, kas seks toliau. Tai tokios kortelės gali būti ne tik smagus žaidimas kasdienoje, tiesiog vaikui padedant suprasti, kas lauks toliau, ką mes toliau veiksime. Taip pat ir padedant ugdytis tą kantrybę, pavyzdžiui, kai reikia kažką pasidaryti, ką vaikas nelabai mėgsta, bet mes žinom, kad lauks kažkas malonaus, tai galima per korteles, rodant vaikui, leisti suprasti, kad pasidarysim šitą, kas gal nėra labai smagu, bet po to lauks smagus užkandis. Kaip pavyzdys, ar ne? Minusas šitų kortelių yra tas, kad kortelės atkeliauja tokioje popieriniai dėžutėje, kurios tikrai nenaudosi kasdieną
Ir man labai trūksta vietos, kur būtų galima jas sudėti, kad jos nepasimestų ir neišsimėtytų. Tai aš galvoju, kad galbūt tiesiog mes įsigysim tokį kaip paprastą, nediduką nuotraukų albumą ir sudėsim tada į nuotraukų tas vietas, šitas korteles, kad jos būtų vienoje vietoje ir būtų galima kartu irgi dėlioti ten kažkokią tai eigą, suskirstyti jas, pavyzdžiui, rytą, vakarą ir taip toliau. Tokio amžiaus vaikams dar būna tikrai labai sunku draugauti su laiko sąvoka ir ne visada yra paprasta vaikui paaiškinti, kiek jam čia dar reikės palaukti, kol, pavyzdžiui, bus pagaminti pusryčiai arba tiesiog išlaukti kažką, ką reikia išlaukti. Tai tokios kortelės irgi padeda tiesiog vizualiai vaikui paaiškinti ir suvokti geriau laiką, kas po ko seka, kada mes ką konkrečiai darysime. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas nori eiti į lauką, mes galim paaiškinti, kad iš pradžių įvyks 1, 2, 3, o tada mes jau eisim į lauką. Ir tada jis labai vizualiai ir aiškiai suvokia tada, kas po ko seks ir kada įvyks tai, ko aš laukiu. Tai tada tiesiog yra lengviau išlaukti ir suvokti tą laiko prasme taip, kaip mes suvokiam suaugę. Aišku, kartu tai yra galimybė ir pasikalbėti apie tai, ką matome, žodyno plėtimas, ar ne, pasikalbėti apie tai, kaip jaučiasi vaikas, kokios yra jo emocijos, kas vyksta tame paveikslėlyje. Taip pat įdomus dalykas yra, kad jie prideda ir tuščių kortelių, visiškai baltų, aš tiesiog dabar prie savęs neturiu, nes jas išėmiau, bet juose galima užrašyti arba nupiešti kažką papildomai, ką jums norisi. Tai aš šiai dienai nežinau, ar aš užskaitau šitas korteles, nes bent jau kol kas mes jų nenaudojame taip dažnai, galbūt naudosim dažniau, kai atsiras kažkoks kaip albumas ar vieta, kur būtų galima jas normaliai susidėti. Kol kas nežinau, iš tikrųjų, aš manau, kad Liepos žodynas jau yra pažengęs tiek, kad mes galim ir kalba, ir žodžiais, jei ganėtinai aiškiai jau paaiškinti, kas po ko bus, ką mes veiksime, ko jinai nori, jau gali pati geriau iškomunikuoti tiesą. Vat jeigu vaikas, pavyzdžiui, dar nelabai kalba, jisai gali paimti paveikslėlį ir jums parodyti, ko nori. Tai gali pasitarnauti ir tokiu būdu. Tai aš tiesiog pagal mūsų situaciją, kur mes esam dabar, nelabai matau, kad tai būtų mums tiek reikalinga, kad reikėtų naudoti, pavyzdžiui, kasdieną. Flomasteriai. Na, čia yra, aišku, vėl rankytėms gera užduotis atsekti, užsekti užtrauktuką. Tuoj sudėsiu ir parodysiu jums, kaip atrodo viskas viduje. Tai va, čia susideda, čia yra popieriukas, čia yra flomasteriai. Flomasteriai yra toks tarsi lūpdažis, kas man pasirodė ganėtinai įdomu. Aišku, čia dar yra ir spalvų rūšiavimas, kaip matot. Ir po to, kai atidarysim, tai ir pats tas atidarimas ir uždarimas irgi vėl yra rankytėm darbas. Ir tada pataikyti į tą spalvai skirtą vietą. Tai vat, visai smagiai išnaudota, kaip flomasteris gali būti tikrai ne vien tik flomasteris ir jisai gali turėti daug įvairių paskirčių. Ir Liepai labai smagi dalis yra tai, kad yra va šitas įteklas, nes tai yra toks kaip atskiras žaidimas. Sudėti, išimti, susidėti taip, kaip jai ten norisi viską. Ir vėl sudėti, išimti, uždaryti, užsekti užtrauktuką. Užtrauktukas nėra lengvai užsisegantis, reikia šiek tiek jį taip pradžiai prisekti ir tada jis lengviau jau sekasi. Bet, pavyzdžiui, Liepai 2 metų vaikui, kuris dar nėra gal taip stipriai įvaldęs užtrauktuko, dar nepasakyčiau, kad galėtų nei savarankiškai viską pasidaryti, bet mes ir šiaip su flomasteriais mes nepaliekam Liepos savarankiškai, nes mūsų namai iš baltų sienų taptų visom vaivorykštės spalvom. Taip pat lūpdažis, kaip sakiau, tas principas, toks ir yra, kaip lūpdažis. Tai piešia labai ryškiai, tikrai labai greitai išdžiūna, labai gražiai piešia tos spalvos, tikrai smagiai. Minusas toks, 2-3 metų vaikai jau po truputėlį jie mokosi imti pirštukais, o ne delnu, piešdami ar ten bandydami kažką pakeverzuoti. Tai Liepa, kadangi jinai dabar piešia jau labiau taip pirštukais imdama, nebepamenu kaip ten tiksliai, bet esmė, kad pirštukais. Ir dažnai, kaip ir mes būna suaugę, bandom taip dedam skersai, bandydami piešti. Ir jei va tas galiukas, jisai būna, kad jeigu nėra pakankamai daug atsukta, tai jinai piešia labiau tuo va šituo galu ir tada nesipiešia. Tai dėl to reikia arba daugiau atsukti, arba jai parodyti, kad reikia piešti labiau šitaip. Tai va irgi reikėtų žinoti. Bet šiaip nusivalo stebėtinai lengvai, su šlapia servetėlė be jokių problemų, 1-2 perbraukia ir nebėra. Tai ir plaunasi lengvai, bent jau pagal gamintoją.
Tai va, ir yra aišku saugus vaikui, galima tikrai naudoti drąsiai be problemų. Knygelė keksiukų kepimui. Tai čia, kaip matot, susipažįstam su visu praktiniu tuo gyvenimišku procesu, kaip vyksta keksiukų kepimas, tuo pačiu su skaičiais. Mes galim pasižiūrėti, kiek yra 2 rankytės, kiek yra 3 ir taip toliau. Ir aišku, atpažinti viską, kas yra paveikslėliuose, įvardinti, pasikalbėti apie tai, pasižiūrėti, kokias emocijas vaikas patiria, įtraukiam pojūsčius, nes citrinai yra rūgšti ir keliaujam tai per visą tą knygelę. Knygelė yra surimuota, aišku, angliškai, tai jeigu labai norisi, galite išsiversti ir susirimuoti lietuviškai. Bet mūsų atveju Liepa neturi daug noro labai skaičiuoti ar išlaukti, kol aš skaičiuoju ir jai modeliuoju, kaip tai yra daroma. Tai mes daugiausiai iki kokių 5 ištempiam, o tada gaunasi jau toks vertimas po kelius puslapius, arba jinai ieško kažkokių paveikslėlių, kurie jai labiausiai patiko, ar kalbamės apie juos. Tai bendrai knygelė, nežinau iš tikrųjų, kažkaip nei patiko, nei nepatiko, tokia per vidurį, vidutiniškai. Manau, kad turim geresnių knygelių, tos pačius įgūdžius, kuriuos lavina knygelė, galima pasiekti ir kitais būdais. Mums nepasakyčiau, kad būtų tos daiktas, kurį išsitraukiam tikrai kiekvieną dieną ir ten ar po kelis kartus ir pavartom, žiūrim ir labai patinka. Toks nei šilta, nei šalta. Na, dabar gal pabandysiu tiesiog bendrai šiek tiek papasakoti apie visą dėžutę. Tai vienas iš dalykų, kuris man labai patinka, tai kad Lovevery parodo vaikui tikrai labai įvairius vaikus, žmonės, kurie atrodo kuo įvairiausiai. Kadangi manau, kad vaikus auginam daugiau tokiais pasaulio piliečiais, nei kad kažkokiam Lietuvos burbului, tai labai sveika matyti tai, kaip gali labai įvairiai atrodyti įvairūs žmonės pasaulyje. Bendrai žaislai man tikrai jaučiasi, kad yra be galo apgalvoti, tikrai pritaikyti raidai, nebuvo nieko, kad, pavyzdžiui, mes būtumėm jau išaugę arba kažko, ko negalėtumėm pritaikyti, nes gavom per anksti. Atrodo toks tikrai pats tas viduriukas būtent tam, kas šiuo metu Liepai patinka, yra reikalinga. Sunku vertinti man, aišku, nes tai yra tik mūsų vienos šeimos patirtis. Labai turbūt priklauso ir nuo vaikų, nes 2 metų vaikai jau yra be galo skirtingi ir jų įgūdžiai yra be galo skirtingi. Tai čia reikėtų jau pasižiūrėti visiems individualiai, bet bent jau mums, pagal mūsų vaiką, mūsų šiandieninę situaciją, mums atitinka viskas idealiai. Galbūt taip yra ir dėl to, kad dėžutes kuria visa ekspertų komanda, nuo mokslininkų iki Montessori mokytojų, tai tas tikrai labai jaučiasi, tas toks prisilietimas ir kad gavęs dėžutę, tu gauni viską nuo iki, kas tau yra reikalinga kartu su žaislais. Tu pažįsti ir kas vyksta tuo metu su vaiko raida, ko galima tikėtis, kas yra normalu, kas nelabai normalu, bet ten kartu viskas yra pateikiama taip labai lankščiai ir, sakyčiau, ganėtinai realistiškai. Tikrai nebuvo taip, kad, pavyzdžiui, perskaičius, kaip kartais būna, kad atrodo, o jai, čia atrodo jau mes neaišku, kur atsiliekam ir tas vaikas jau čia turėtų būti visas genijus, o vis dar nedaro to, ano ir trečio. Tai taip tikrai nėra, ganėtinai realistiškai viskas yra pateikta ir kartu net sakyčiau su tokiu šiek tiek ir juokeliu, ir paskatinimu, ir parodymu, kad viskas yra normalu ir visiškai normalu, kad ir vaikai didelės emocijas šiuo metu patiria ir ta frustracija ir taip toliau. Tai tikrai labai taip iš įvairių pusių su visko supažindina. Manau, kad jeigu, pavyzdžiui, svarstote, ar užsisakinėti kaip prenumeratą verta, tai, pavyzdžiui, kaip vienkartinė dovana galėtų būti tikrai labai puikia dovana ir dovanoti kažkam kitam ir tam pačiam jūsų vaikui, jeigu, pavyzdžiui, yra kalėdos arba gimtadienis, nes užsakydami žinot konkrečiai kokią dėžutę gausit, tai tas labai palengvina ir tiesiog galima tada ir jau susižiūrėti, susitikslinti, ar namuose tuo metu neturit, pavyzdžiui, kažko panašaus. Dėžutė labai puikiai galėtų būti dovana, jeigu, pavyzdžiui, jūsų biudžetą atitinka. Prie šio video pridėsiu nuorodą, kur galite įsigyti Lovevery dėžutes, nes labai svarbu eiti į Europos puslapį, o ne į Amerikos. Todėl, kad jeigu bandysite užsisakyti Amerikos, aš nežinau, kaip dabar yra po 2 metų, anksčiau net nebuvo tokios galimybės ir net neleisdavo pasirinkti Lietuvos. Europos puslapyje viską leidžia, ten tikrai galėsite viską tvarkingai užsisakyti be jokių problemų. Kitas dalykas,
jeigu norite šiek tiek sutaupyti, berods 10 eurų galite užsiprenumeruoti jų naujienlaiškį ir tada užsiprenumeravus naujienlaiškį gaunat automatiškai tą nuolaidą savo pirmai dėžutei ar prenumeratai. Tai tokiu būdu galite šiek tiek sutaupyti. Dėžutės kaina labai priklauso nuo vaiko amžiaus, ką irgi yra ganėtinai svarbu paminėti. Tai, pavyzdžiui, mūsų dėžutė, tiksliai dabar nepasakysiu, kažkas virš 120 eurų, man atrodo, kainuoja, kas yra jau ganėtinai tokia subtili suma 2 metų vaikui, kas kelis mėnesius. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs žiūrite vaikučiui, kuris yra iki metų, jeigu neklystu, tada suma yra kažkas apie 84 eurai dėžutės, tai jau yra visai kita suma. Tai reikėtų pasižiūrėti pagal jūsų amžių, dėl to negaliu pasakyti konkrečiai, bet bent jau daugmaž įsivaizduosit, apie kokią kainą eina kalba. Manau, kad ganėtinai svarbu yra palyginti ir su Kiviko prenumerata, nes ji vis tiek yra ganėtinai jau paplitus Lietuvoje, dabar įtariu jau yra tikrai stipriai apmažėję. Rado muito mokestis Kiviko dėžutėm, kurio anksčiau nebuvo, tai dabar ko gero šeimos gal ir nebe taip nori ten per tuos visus sunkumus ir rūpesčius viską deklaruojant, pereiti ir dar susimokėti daugiau. Tai jeigu tai bendrai lyginant Kiviko žaislus su Lovevery žaislais, aš sakyčiau, kad man Kiviko atrodo toks kaip labai geras būdas apskritai susipažinti su tuo, kas vaikui patinka, kokie žaislai jį domina, kokias funkcijos jį labiausiai domina. Tai Kiviko yra toks ganėtinai geras susipažinimas, nes dėžutės kaina yra kažkur apie 40 kelis eurus. Tai už tokią sumą kas kelis mėnesius gauna tokius pasižaidimų žaislus, sakyčiau. Tai tikrai, mano nuomonė, nėra tie žaislai, kur vaikas ims ir nuolato žais be sustojimo, nebent vaikas yra toks labai krapštukas, labai mėgstantis daug veikti ir žaisti nuo pat mažens. Kadangi mūsų vaikas yra ganėtinai aktyvus ir niekada nebuvo, kad būtų iš tų vaikų, kurie labai daug užsiimtų su veiklom, mes tik dabar nuo 2 kažkur metų pastebim tą, kad Liepa jau tikrai daug noriau įsitraukia ir jaučia tokį jau malonumą kažkokiose veiklose, o ne tiesiog žaidime su kažkokiu vienu žaislu. Tai man Kiviko žaislai visada atrodė toks kaip ganėtinai geras pasižaidimui, prasiblaškimui karts nuo karto, paįvairinti tas veiklas, pasižiūrėti, kas šiuo metu Liepai patinka ir tada, kai tu pasibandai su tokiais žaislais, tada jau gali, pavyzdžiui, nupirkti kažkokį didesnį žaislą, kuris užima ilgesniam laikui, turi daugiau funkcijų, panašių funkcijų iš tos pačios srities ir patenkina tai, kas vaiką labiausiai traukia. Su Lovevery žaislais bent jau šiai dienai, savaitę mums bandantis nuolatos ten po antų kartų kiekvieną tą žaislą, maniau, kad tie žaislai vėl bus dar vienas daiktas, kur paims pusdienį pažais ir viską 100 metų einam toliau ieškoti kažko tais. Tai tas mane ir labai nustebino, kad jis su tai žaislai žaidžia iš tikrųjų labai daug. Ir dabar man net ir pačiai pakeitė mano pačios įspūdį ir tą nuomonę apie Lovevery žaislus. Ir apskritai gal tas prenumeratų dėžutes, nes aš dabar suprantu, kad galbūt mes iki šiol tiesiog bandėme ne visai tą prenumeratą, kuri Liepai pagal jos tą charakterį, temperamentą ar amžių, nežinau, tiesiog gal patys žaislai nėra taip gerai pritaikyti. Nežinau, kame yra reikalas, bet Lovevery kažkaip mums prilipo labiau. Nežinau kodėl. Kitas dalykas, kurį labai svarbu, manau, paminėti, tai yra kokybė. Kiviko žaislai yra irgi ganėtinai kokybiški, tikrai. Ir palyginus, pavyzdžiui, su kažkuo kitu, ką galima įsigyti už tą pačią kainą Lietuvoje, arba analogiškais kažkokiais žaislais, aš manau, kad Kiviko išlaužia tikrai ganėtinai gerą kokybę už tą kainą. Lovevery žaislai yra dvigubai brangesni, bet kartu ir kokybė atrodo, kad irgi yra turbūt kokiu trečdaliu ar net dvigubai didesnė. Jie dar yra kokybiškesni, dar atrodo tokie tvaresni. Kitas dalykas labai jaučiasi ir ant pačios dėžutės svorio, kai ją gauni. Atrodo, kad tu iš karto gauni kažką tokio apčiuopiamesnio už didesnę sumą. Tas tikrai jaučiasi. Tai Kiviko kaina yra kažkur apie 42 eurus, o jeigu imtumėm tą patį amžiaus tarpsnį Lovevery prenumeratos, tai yra jau kažkur apie 84 eurų. Tai gaunasi daugiau mažiau dvigubai brangesnė prenumerata. Ką svarbu pasakyti, tai tiek vieną, tiek kitą prenumeratą galima bet kada atšaukti. Kiviko siuntimas yra pigesnis, bet kartu svarbu nepamiršti, kad yra muito mokestis, kuris reiškia, kad yra ilgesnis procesas. Pats siuntimas yra 3-4 savaitės, tai yra ganėtinai ilgai. Dažnai, kiek man teko siųstis ir kalbėti apskritai su kitom mamom, pasitaiko, kad ir siuntiniai nukeliauja ne visai ten, kur turėtų nukeliauti, būna kartais pasitaiko tų problemų. Aš suprantu, dabar yra pandemija, tokia situacija, galbūt ir natūralu,
bet vis tiek turiu pasakyti, kaip yra. Su Lovevery mes gavom savo dėžutę per, man rodos, 5 dienas. Ir dar pasitikrinau, kad į Lietuvą siuntimas kainuoja 13 eurų. Tai siuntimas yra tikrai daug greitesnis. Atsiunčia kitas dalykas, tai kurjeris atveža Lovevery dėžutę, Kiviko dėžutė pas mus atkeliauja į paštą ir reikia nukeliauti pasiimti. Na ir aišku, Lovevery neturi jokio muito mokesčio, tai tas procesas yra daug paprastesnis. Tai man kaip mamai, kuri užsisakinėja tokius žaislus ir tokias prenumeratas, bandydama savo pasilengvinti dienas, sumažinti bent keletų rūpesčių savo kasdieną, man atrodo daug logiškiau yra užsisakinėti šiai dienai į Lietuvą Lovevery, o ne Kiviko, nors kaina yra didesnė, bet gaunate kokybės atžvilgiu daug kokybiškesnį daiktą, kuris ateina daug greičiau, be jokių muito mokesčių. Panašu, kad įtraukia vaikus geriau, labiau. Tai man kaip mamai atrodo, kad Lovevery dėžutė išsprendžia man daugiau rūpesčių, nei kad pridaro kažkokių papildomų problemų, kas kartais atrodo, kad gali įvykti su Kiviko. Tai va, tokie tie mūsų Lovevery dėžutės įspūdžiai apie visus žaislus. Pasidalinau ganėtinai atvirai, taip kaip man atrodo, kas patiko ir kas nelabai patiko ir galėjo būti geriau. Manau, kad mano lūkesčius dėžutė tikrai viršijo. Ir įspūdis susidarė daug geresnis, nei kad jis buvo prieš svarstant, ar vertėtų įsigyti ar ne. Ir šiai dienai aš manau, kad tikrai verta. Klausimas, ar verta tik tais užsisakinėti kas 2 mėnesius. Galbūt, pavyzdžiui, naudingiau yra užsisakinėti tam tikrom progom, arba kai matote, kad jau jaučiasi poreikis, kad vaikas tikrai išaugo tai, ką turi, tada užsisakyti jau sekančią dėžutę, tiesiog po truputėlį, po vieną, vietoj to, kad imti visą prenumeratą. Jeigu norite daugiau sekti, kaip čia einasi ta mūsų kelionė su Lovevery ir kaip tas mūsų ryšys ir santykis klostosi toliau, tai galite sekti Instagrame, kur daugiau pasidalinu viskuo iš savo kasdienos. Ačiū, kad praleidote šį laiką kartu. Pasimatysime jau greitai. Iki.